Sveiki visi! Ar kada teko atsidurti tokioje kryžkelėje, kai atrodo, kad pareiga ir jausmai tiesiog plėša į dvi puses? Na, šiandien kaip tik ir pasinersime į vieną garsiausių tokių momentų istorijoje. Kalbėsime apie Gytas Džojantį, dieną, kai gimė pasakojimas apie abejonę, pareigą ir dieviškąjį apreiškimą pačiame mūšio lauko viduryje. Taigi, nusikelkime mintimis atgal laiku, daugiau nei 5000 metų atgal, į senovės Indiją. Pabandykime įsivaizduoti tą vaizdą – didžiulė lyguma, kurioje tuoj prasidės konfliktas. Oras tiesiog virpa nuo įtampos. Visi žino, tai nebus eilinis mūšis. Tai karas, kuris nulems visos epochos likimą. Bet čia ir prasideda visas neįtikinumas. Prieš pat susiduriant dviems galingams armijoms, atrodo, kad laikas tiesiog sustoja. Viskas nutyla. Ir visa tai dėl vieno vienintelio kario vidinės kančios. Štai jis, tas Kurukšetros laukas. Iš abiejų pusių stovi milžiniškos kariuomenės pasirengusios kautis. Bet svarbu suprasti, tai nebuvo šiaip kova dėl žemės ar sosto. Ne, tai buvo kova už dharmą, universalų teisingumo pareigos principą. Galima sakyti, kova už pačią kosmoso tvarką. Tad statymai buvo tiesiog neįsivaizduojamai aukšti. Ir tada visos tos armijos, visa karinė galia ir strategijos, viskas nublanksta, viskas staiga tampa antraeilių dalykų. Nes dėmesio centre atsiduria ne armijų susidūrimas, o vieno žmogaus vidinė drama, jo sielos krize. O tas žmogus – Ardžuna. Ir jis nėra kažkoks eilinis karys. Jis geriausias pasaulio lankininkas, tikra legenda, kurio meistriškumas kelia siaubą priešams ir begalinę pagarbą sąjungininkams. Jis – pagrindinis Pandavų armijos herojus, iš esmės jų didžiausia viltis. Na, stovėdamas savo vežime, Arjuna paprašo savo vežėjo, viešpaties Krišnos, nuvežti jį į vidurį tarp dviejų armijų. Jis nori gerai įsižiūrėti tuos, su kuriais jam teks kautis. Bet tai, ką jis ten pamato, tai jį tiesiog sukrečia iki sielos gelmių. Žiūrėkit, priešais jį stovėjo ne kažkokie bevardziai priešai, tai buvo jo šeima. Jo mylimas senelis Bhishma, jo mokytojas Drona, kuris ir išmokė jį valdyti lanką, jo dėdės, pusbroliai, draugai, žmonės, su kuriais jis užaugo, kuriuos mylėjo ir gerbė. Ir staiga karas už teisingumą virsta siaubinga brolžudystė. Ir Ardžuna palūžta. Visiškai. Jį apima toks sielvartas ir neviltis, kad jo kūną pradeda krėsti drebulys, burna išdžiūsta. Jo legendinis lankas Gandyva tiesiog išslysta jam iš rankų. Ir tada jis ištarė tos žodžius savo draugui Krišnai. Aš nekovosiu. Įsivaizduokit, galingiausias karys pasaulyje tiesiog pasiduoda. Ir būtent šią akimirką, giliausios krizės momentu, kai atrodo, kad viskas prarasta, viskas žlugia, įvyksta stebuklas. Ardžunos vežėjas, jo draugas ir pusbrolis, viešpats Krišna, prabyla. Ir tai, ką Krišna pasako, nėra šiaip kokie nors pagudos žodžiai ir patarimai. Ne, tai Šrimad Bhagavad Gita arba Dievo giesmė. 700 posmų amžinos išminties, skirtos atsakyti ne tik į Ardžunos klausimus, bet, tiesą sakant, į kiekvieno iš mūsų pačius giliausius egzistencinius klausimus. Krišna pradeda nuo pačių pagrindų, siekdamas visiškai pakeisti Ardžunos perspektyvą. Jis sako, klausyk, mes nesame šie kūnai. Kūnas tai tarsi drabužis, kurį siela, tikroji mūsų esybė, laikinai dėvi. Siela negimsta ir nemiršta. O iš to seka kitas dalykas. Tikroji pareiga yra atlikti savo veiksmus teisingai, neprisirišant prie rezultato. Ar lauks pergalė ar pralaimėjimas. Tiesiog daryti tai, ką privalai daryti. O tada mokymas dar gilėja. Krišna atskleidžia savo tikrąją dieviškąją prigimtį. Jis ne tik Ardžunos draugas, jis ir visatos kūrėjas, palaikytojas ir pats laikas, kuris galiausiai viską sunaikina. Kai suvoki tokį mastelį, tampa aišku, kad bandyti kontroliuoti visus savo veiksmų vaisius yra tiesiog beprasmiška. Būtent todėl Krišna nurodo, kad tikrasis prieglobstis ir ramybė ateina per visišką pasitikėjimą ir atsidavimą aukštesnėjai jėgai.
Ir tam, kad žodžiai virstų realybę, kad Arjuna tikrai suprastų, Krišna padaro kai ką neįtikėkina. Jis suteikia Arjunai dievišką regėjimą ir parodo jam savo kosminį pavidalą – Višvarūpą. Ir Arjuna mato visą visatą, visas būtybės, planetas, dievus, viskas telpa Krišnos kūne. Jis mato ir visus karius jau mirštančius jo laiko nasruose. Šis reginys jis žinoma sužadina, bet kartu ir galutinai įtikina. Šis dieviškas apreiškimas pakeičia absoliučiai viską. Arjunos abejonės tiesiog ištirpsta, o jo apsisprendimas tampa tuo momentu, kai pasauliui buvo padovanotas vienas švenčiausių visų laikų dvasinių tekstų. Po šio reginio visos Arjunos dvejonės dingsta. Jis atsistoja, sujungia delnus ir tvirtai ištaria: Karišje vačinam tava. Tai reiškia, aš vykdysiu tavo valią. Ir tai nebėra aklas paklusnumas, tai veiksmas kylantis iš gilaus, aiškaus, dvasinio supratimo. Jis vėl pakelia savo lanką. Būtent ta diena, kai įvyko visas šis pokalbis, kai Arjuna atgavo savo ryžtą, tai ir yra diena, kurią mes šiandien švenčiame kaip Gytos gimimą. Štai ir pats pavadinimas – Gytos Jayanti. Tai visai paprasta, tiesiog Gytos gimtadienis. Tai šventė, skirta pagerbti tą neįlainę akimirką, kai dieviškoji išmintis nužengė į žemę, kad apšviestų kelią iš tamsos į šviesą. Gerai, tai įvyko prieš 5000 metų, senovinėme mūšio lauke. Ką tai turi bendro su mumis šiandien? Pažiūrėkime, kaip ši tradicija gyvuoja dabar. Na, visame pasaulyje Gytos Jayanti švenčiama įvairiais būdais. Dažniausiai yra skaitomi visi 700 Bhagavad Gitos posmų, kartais pasninkaujama siekiant apsivalyti. O pati Gytos knyga yra pagerbiama kaip Krišnos įsikūnijimas. Jai aukojama šviesa, meldžiamasi, kad jos žodžiai taptų vedliais kasdienime gyvenime. Ir kad šis senovinis įvykis taptų dar artimesnis, galima netgi pasižymėti kalendoriuje. Ateinančiais metais Gytos Jayanti bus švenčiama gruodžio 11 dieną. Puikia proga patiems prisiliesti prie šios amžinos išminties. Man atrodo, ši Šrilos Prabhupados citata puikiausiai apibendrina visą šventės esmę. Tai nėra tik istorinio įvykio minėjimas, tai diena, kai turime progą atnaujinti ryšį su dieviškumu. Tiesiog įsiklausydami į žodžius, kurie nors ir ištarti taip seniai, yra nepaprastai aktualūs ir šiandien. Gytos Jayanti mums primena, kad tiesą sakant, kiekvienas iš mūsų susiduria su savais mūšio laukais, didelėmis abejonėmis, sunkiais pasirinkimais, ir šis pasakojimas įkvepia ieškoti atsakymų ne kažkur išorėje, o viduje. Tad koks yra šiandienos mūšio laukas ir kur ieškoma išminties jam įveikti?